negalima liesti su pirštais, nes palietus su pirštu lieka antspaudas ir kai jūs nuformuosis, matysite jūsų piršto antspaudą. Tai labai svarbu, kur nudažiai, ten ir palieki. Na ir pradžioje reikia nusipūsti, kad nebūtų jokių dulkių. Nu ką, bandom? Dažyti reikia iš toli, procesas pakankamai ilgas. Toks jausmas, kad dažau su oru. Teisingai. Atmosferų turi būti 2, ne daugiau. Dabar mano tokia išvaizda atrodo, kad jis gaunas toksai purvinas. Bet jūs pamatysit, koks gausis rezultatas, jį pakaitinsime. Dabar aš naudosiu patį elementariausią plaukų džiovintuvą. Tai reikia pakankamai normaliai pašildyti. Nu va, dabar pati linksmiausia dalis. Labai nestipriai reikia pabandyti valyti. Nusivalo pirmas sluoksnis mūsų chromo. Jau rezultatėlis toks jau pakankamai normalus. Jeigu pasižiūrėsim iš kuduriuką, nusivalė labai nedaug. Va, tai vietai. Nu, mes turim dar. Gerai, pakartuosim. Nutrinant su audeklu, svarbiausia yra nespausti tuose vietose, kur yra kampai. Nes kampai labiausiai greičiausiai gali prasitrinti. Aišku, tai ne bėda, bet reikės iš naujo padengti krominiais dažais, tai geriau taip švelniai atsargiai keliais sluoksniais. Mes dengiam jau dabar antrą. Aišku, žiūrėsim, kaip gausis koks rezultatas. Jeigu ką, dengsim trečią. Bet jau ir dabar jau pakankamai normaliai, nu aišku, šiek tiek primena juodą kromą. Kad išgauti tą tikrą spalvą, dar manau, kad reikės trečią kartą. Va, kaip gražiai, a? Tiesiog super.
Nu va. Kamera filmuoja, manau, pakankamai gerai. Čia yra padengta 4 sluoksniai. 4 sluoksniai ir chromas, manau, gerai jau žiūrisi. Tarp sluoksnių, aišku, buvo džiovinama su fenu ir pratrinama su flanelė. Va. Dabar 24 valandas reikia palaukti, kol išgaruos visi skiedikliai. Ir tada bandysim dengti su neutralizatorium. Nu, efektas yra geras. Labai geras. Atspindys, tarkim. Atspindys reflektorius geras. Pakankamai gerai gavas. Štai taipogi buvo daromas dangtelis. Kokybė irgi pakankamai gera. Kol kas jaučias chromas. Žiūrėsim, kaip pasidengs neutralizatorius. Taipogi reikia džiovinti dabar 24 valandas. Nu, normaliai. Nu, darbas kaip ir baigtas. Verdiktas būtų toks. Skulptūrai tokie dažai, mano manymu, tinka. Neto chromas, neto, bet pakankamai normaliai atrodo. Va. Blizgis yra. Netgi reflektuoja. Atspindys geras. Galim normaliai parodyti, va. Saulės gaus dar gražiau bus. Tai va, čia motociklo dekoras. Galutinis rezultatas buvo padengta keramikiniu laku.